peržiūrėjau savo senus vlogus, tai kažkaip pagalvojau, kad buvo smagiau, kai filmuodavau su kamera, ne su telefonu. Nors labiausiai malonumą žiūrėti padidina, kai žiūri dvigubų greičiu. Tai nežinau, reiktų kažkaip išmokti dvigubai greičiau kalbėti tiesiog. O šiaip šiandienos tikslai buvo tokie gal du. Vienas tai skirti laiko klipo montavimui, o kitas irgi skirti laiko be kažkokių konkrečių rezultatų skambesio paieškoms, tai pavadinus saliniam projektui. Bet šiaip jau valandą tiesiog pragaišau dėl to, kad supratau, kad palikau namie rekorderį šitam kalbėjimo įrašymui, tai tada nutariau, kad įrašinėsiu per mikrofoną į kompiuterį, nieko tokio, bet tam reikėjo atsisiųsti appsą į iPadą. Tai va, tai dėl to kažkaip, kai turi ribotai laiko tai studijai, tas labai daug duoda tokio neefektyvumo. Pasirodo, šiandien esu žymiai blogiau pasiruošęs negu galvau, nes neįsidėjau ne tik rekorderio, bet ir neturiu samplų kolekcijos. Ten visokie būgnų mašinų garsai, su kuriais norėjau ieškoti to skambesio. Tai jie pasirodo yra išoriniam drive. Tai tiesiog vietoj to įrašiau šiek tiek tokių efektų, kuriuos Darius galės per konsolę leisti iš sample pado. O su klipu šiaip visai pasistumėjau ir atrodo, kad gerėja reikalai, bet, nežinau, reikia dabar taip gilintis į detalės ir dar viską tobulinti. Šiandien esu šiek tiek geriau pasiruošęs, įsidėjau rekorderį ir susikėliau samplus į kompą, bet užtat esu prašiau išsimiegojęs, kas aišku irgi veikia produktyvumą, ir ketinau palikti krautis kameros baterijas per naktį, bet nepalikau. O šiaip tikslas tai kaip ir vakar, tiesiog bandyti kažkaip pavystyti tą solinio projekto skambesį. Čia turiu tokius 2 grooveboxus. Šitas tai gali pagroti visokius samplus, kuriuos jį įkeli. Šitas pats sintetina garsą kaip sintezatorius. Dar taip pat galima bet kurį iš jų prijungti per MIDI prie šito sintezatoriaus, tai tada pačios natos ateina iš jų, bet sugroja šitas sintezatorius pagal tam kažkokį garsą, kuris yra sureguliuotas jame. Šiaip bandžiau džeminti ir su vienu, ir su kitu, ir su tuo prijungtų papildomų sintezatorium, bet vis kažkaip neužsikabinau už tokio skambesio, kuris atrodytų vertas tobulinti ir vystyti toliau ir tikrai patiktų. Šiandienos planas tiesiog per kompą pabandyti paskizuoti kažkokių dainų, kaip kad seniau kažkaip ir darydavau ir mėgdavau, po to jau galvoti, kaip pagroti gyvai per kažkokį hipotetinį galbūt kada nors būsimą koncertą. Kaip prasidėliau, bet negaliu pasakyti, kad išvyščiau skambesį. Dauguma šitų garsų yra tiesiog tokie pirmi pasirinkimai ir pirmi pabandymai. Bet tai matyt toks procesas, kur vis turi grįžti iš naujo ir po truputį bandyti kažką keisti ir ieškoti geresnių variantų. Tai nežinau, bandysiu taip ir daryti, o šiandien turbūt tiek. Šiandienos planas, ko gero, bus toks pat kaip vakar, dar biškį pavystyti tą solinio projektą skambesį. Tik tai galvoju, gal truputėlį padirbėti dar prie to vakarykščio projekto, o tada pabandyti tokį biškį kitokį variantą. Šiaip tarsi skubesnis reikalas galbūt sumontuoti klipą, bet tą galėsiu padaryti rytoj, nes rytoj studijai bus Joris, o montuoti klipą galima ir namie.
šiandien gal išėjo tokia biškai įdomesnė estetika, bet kartu vis tiek yra tokio nedabartiškumo, kažkaip atsiduoda tokio 2000-ųjų roko, bet iš dalies gal tiesiog pats rifukas, kurį turėjau čia susidžeminęs, susiradau iš senų įrašų ir bandžiau pagal jį kažką daryti, tai gal jisai toks biškai banalokas, arba tiesiog nepavyko jo gerai atsirinkti, nes kažkaip sunku buvo įsiklausyti iš telefoninio įrašo. Bet nežinau, šiandienos rezultatais šiaip gal jaučiuosi ir labiau patenkintas, man rodos, kad šituos garsus gal būtų galima naudoti, nežinau.